Na, o dabar pasižiūrėkime į laikus iš kitos pusės. Taigi visi simple laikai. Jau žinome, kad simple tai visada susiję su rutina. Vadinasi, jeigu bus present simple, tai rutinos arba įpročiai dabar. Jeigu bus past simple, tai rutinos ir įpročiai praeityje. Jeigu bus future simple, tai rutinos ir įpročiai ateityje. Bet taip pat dar prie šitų įpročių ir rutinų yra ir kitų situacijų, kurias šį kartą pateikiu lietuviškai ir po pavyzdį. Taigi, present simple. Pirmiausia, kaip ir sakiau, tai rutina dabartyje, bet tai gali būti ir įpročiai, ir būsenos dabartyje, ir veiksmai pagal tvarkaraštį, ir fiksuoti ateities įvykiai, paliepimai, instrukcijos, gamtos dėsniai ir visuotinos tiesos. Šito nesirašykite, galėsite atsispausdinti. Taigi pavyzdžiai kiekvienai situacijai. She gets up at 6 every morning, we like coffee with milk, the bus leaves at 10, don't go there, and Vilnius is the capital of Lithuania. Net jeigu aš sakyčiau kažkokį, pavyzdžiui, Vilnius arba Kaunas is the capital of Lithuania, vis tiek gramatiškai tai būtų ta pati situacija, net ir jeigu tai būtų netiesa. Arba sakyčiau neigiamą sakinį, ar ne? Past simple. So past simple, it's routine or habit in the past, rutina arba įprotis praeityje, bet taip pat būsenos praeityje, veiksmai vienas po kito praeityje, loginė seka, istoriniai įvykiai. Taip pat, kai kalbame apie nebesančius žmonės, ilgesni veiksmai, kai ilgesnius veiksmus įsiterpia trumpesnis veiksmas bus past simple, na ir veiksmas, kuris pasibaigė konkrečiu momentu praeityje. Ir kiekvienai situacijai po vieną pavyzdį. Marija washed her car on Saturdays. Marija plaudavo savo mašiną šeštadieniais. I liked coffee before. Aš mėgdavau kavą seniau. Peter came and began talking. Peteris atėjo ir pradėjo kalbėti, du veiksmai vienas po kito. The Berlin Wall fell in 1989. Berlyno siena griuvo, buvo nugriauta 1989 istorinis įvykis, ar ne? My grandfather built this house himself. Jau jo gyvųjų tarpe nėra. When I was talking, he interrupted me. Aš kalbėjau, tęsėsi veiksmas ilgesnis ir įsiterpė trumpesnis. He interrupted me. And Peter came back at 9. Konkrečiu metu pasibaigęs veiksmas. Na ir sudarimas, tai antroji veiksmažodžio forma. Ar jeigu netaisyklingas, tai iš lentelės, jeigu taisyklingas, tai įdy galūnė. O neiginiui ir klausimui mums reikia žodelio didn't. Žinoma, jūs jau prisimenat, kad didn't nereikia, jeigu tai yra veiksmažodis būti, tada was ir were naudojam, arba jeigu turim modalinius veiksmažodžius, pavyzdžiui, could, must, žinot, kad had, to keičiame ir panašiai. Future simple laikas. Tai future simple laikui mums reikia will ir pirmos veiksmažodžio formos, tačiau su shall mes galime sudaryti klausimą su pirmoju asmeniu, shall I arba shall we, kai norime pasiūlyti. Taigi, kada naudojame future simple? Tai spontaniškas veiksmas, va dabar, on the spot, nusprendžiau, taip? I will help you with this task. Veiksmas ateityje nepriklausantis nuo mūsų. Pavyzdžiui, the prices will go up this year arba the weather will be nice tomorrow. Apie veiksmus, kurie galbūt bus, mūsų nuomonė. Net jeigu mes sakom, kad labai esame įstikinę, kad veiksmas bus, tai tokie žodeliai kaip probably, maybe, perhaps jau rodo, kad bus future simple laikas. Pavyzdžiui, he will probably come later. Na ir ketvirta situacija – pažadai. Diana will do it for you. Grasinimai ir įspėjimai. I will tell the boss about this problem. Būsenos ateityje. They will know what to do. I will like you. Arba he will be here ir panašiai. Viskas, kas yra būsena, būsenos veiksmažodžiai. Ir rutinos ir įpročiai ateityje. Pavyzdžiui, we will go for a walk every day from next Monday. Taigi, kaip matote, visi simple laikai. Ir kaip matot, pats sudarimas, tai present simple pirma forma, past simple antra forma, ar ne? Future simple, tai reikia will plus pirmoji veiksmažodžio forma. Na ir atitinkamai klausiamieji žodeliai, tai sudaryti klausimui arba neiginiui, tai yra do, does esamajam laikui, didn't būtajam, will būsimajam laikui.